Imuninio reaktyvumo konstitucijos rainelė. Paprastai jos būna žydros spalvos, turi šilko konstituciją plaušų, jų autonominio žiedo vainikas yra pakilęs, storas ir pagrindinės ligos tai yra limfinės sistemos ir autonominės nervų sistemos reaktyvumo problemos. Sistemos, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra limfa ir nervinė sistema. Kas pastebima, tai kad yra labai dažnai baltas žiedas autonominio žiedo, baltos spalvos, balta limfos zona, tai yra rainelės kraštas ir daug baltos dribsnių konstitucijos ties ausimis, nosimi, akimis, virškinimo sistema, tie pluoštai netgi nuo virškinimo sistemos eina iki pačios rainelės ciliarinės zonos. Labai yra svarbu stebėti gleivines, limfmazgius, nes daug yra gleivių, kurios linkę šalintis tiek per nosį, tiek per virškinimo organus, reprodukcinius organus. Paprastai kitų problemų organų sutrikimų nebūna, nebent tai reikštų kiti ženklai. Tai tada jau reikia stebėti plačiau. Kas yra vėlgi pastebima, tai kad dažnai vargina ūmus ir lėtiniai uždegimai, yra stiprus jautrumas aplinkos dirgikliams, aplinkos faktoriams, simptomai tokie kaip bėrimai, raumenų skausmai, artritas, adenoidų kosuliai, pleiskanos, sausa, egzamuota oda gali būti, ašarojimas, nosies užgulimas, sinusitai, čiaudulys, spazmai, vandens užsilaikymas. Ir labai yra svarbu vengti tam tikrų faktorių, kurie gali sukelti šios simptomus. Tai yra vengti visų pieno produktų ir rūgštis ir gleivės provokuojančio maisto. Vengti cukraus ir alkoholio. Tai yra labai svarbu šio konstitucinio tipo rainelė žmonėms. Dieta turi būti begleivė ir šarminė. Daug gerti vandens. Tuo pačiu reguliariai mankštintis, vengti alergeno aplinkoje ir paisyti saiko. Vaistažolės tinkamos visos, kurios aktyvina limfinę sistemą, veikia antibiotiškai, natūraliai, prieš uždegimiškai, gleives ir toksinus valančios. Ir tokie žmonės, jie yra labai aktyvūs, entuziastingi, bet tai, jeigu nėra saiko, sukelia nerimą, įtampą jiems ir tada prasideda įvairūs uždegiminiai procesai, tiek ūmus, tiek lėtiniai, kurių negydant, tiesiog organizmas atitinkamai reaguoja ir prasideda jau ligos simptomatika. Žmonėms šio tipo rainelės būtina paisyti ramybės, mitybos taisyklingos įpročių, gyvenimo įpročius derinti prie saikingo gyvenimo būdo. Su amžiumi, jeigu laikosi šių rekomendacijų, jie išmoksta lengviau gyventi su aplinka, nors išlieka jautrus ir dirglus visą laiką. Koks būtų patarimas? Ogi neslopinti savo reaktyvumo, bet panaudoti jį savo savigydai ir savistabai. Nuolat valyti limfinę sistemą ir stengtis ją saugoti nuo užteršimo. Sėkmės jums, su jumis buvo Jūratė Satija, iridologė.